Brangiai, gyvenimas įneša savo korekcijų į kasdienybę, taigi šiandien transliacijos laikas nusikėlė truputėlį pusvalandžio, bet tikiuosi, kad tie, kurie suinteresuoti, tie pamatys, kad ir pusvalandžio vėliau. Taigi, brangiai, dar kartelį apie unikalų metų renginį gyvenimo ryto bendraminčių sąskrydį. Jau mes kalbėjom apie tai, kad šis renginys tai nėra kažkoks praktikų rinkinys, kad tai nėra kažkas tai įvežto būtino, kad ten reikia kažką sugebėti. Tai yra šventė, vidinė šventė. Ir joje mes atversim savo vaikiškumą, šėliosim, žaisim, rungtyniausim, joje mes gydysim save. Susijungsim su pačia stipriausia gamtos stichija, su ugnimi. Ir bus galimybė pereiti per žarijas, netgi pajaust, kad ugnis nėra priešas ir tai atveria labai stipriai. Mes išmoksim kiekvienoje elementarioje gyvenimo aplinkybėje pamatyti begalinę tylą, ramybę, pusiausvyrą, pilnatvę. Ta atvers mums arbatos ceremonija. Mes išmoksim atverti širdį, mes išmoksim tapti nuoširdesniais, mes išmoksim bendravimo su artimaisiais ir su nepažįstamais. Tai labai stiprios praktikos. Ir šiandien aš noriu paskutinę transliaciją pakalbėti dar apie tai, kad šiame renginyje jūs įgaunat unikalią galimybę. Unikalią galimybę pasikonsultuoti atvirai, laisvai. Ne tik tai taip, kad susipažint, pajaust, bet ir užduot klausimus ir išspręst savo galbūt sunkes situacijas kažkokias. Nes tai taip pat reikalauja jūsų dėmesio, nuoširdumo ir eit, sakykime, pas visiškai nepažįstamą kažkur psichologą, dar kažką pirmą kartą jį pamatant, tai nėra lengva. Ir ar tai padės iš tikrųjų? O čia jūs galėsit pasišnekėti atvirai, linksmai, laisvai su tai žmonėmis, kurie jau praėjo kelią, kurie jau išsprendė savo gyvenimo problemas ir jie pasidalins su jumis. Taip pat aš pasirengęs konsultuoti tuos žmonės, kuriem kyla klausimų. Tai bus taip pat unikali galimybė nuoširdžiai pasišnekėti, tuo pačiu, jeigu norėsit padiskutuoti grupėje su tuo, nes po ugnies praktikos paprastai mes sėdim prie laužo ir turim labai nuoširdumo vakarą, atvirą nuoširdžią diskusiją, kalbamės apie gyvenimą, apie gyvenimo džiaugsmus ir tuo pačiu ir apie užstrigimus visus gyvenimo. Ir mokomės vieni iš kitų. Tai yra labai taip pat stipri praktika. Kaip mes nepraktikuojam to, bet tai gaunasi, atsiveria tikras nuoširdumas. Ypatingai tada, kada pereini per žarijas, pasikeičia tavo būsena, atsiranda tokia prasiplėtimo būsena. Ir štai tada atsiranda nuoširdumas, atvirumas ir smegenys dirba visai kitų režimų. Ir iš tų dalykų, ko anksčiau negalėdavom pasimokyti, mes atrandam tą meilės, nuoširdumo, atvirumo, sąmoningumo grūdą. Ir juo jau galim pasinaudoti. Keli žodžiai, vienas kitas sakinys kartais padaro tiesiog sprogimą vidinėme pasaulyje. Sakau, vau, va dabar tai supratau, va dabar taip aišku tapo. Tai įvyksta ir labai dažnai. Taigi galimybė, tai dar viena jūsų galimybė. Ar šitą galimybę jūs palaidosit rutinoje, kasdienybės rutinoje, savaitgalį prasiknist kažkur tai ten eiliniai? Tai neeilinis renginys ir jo tokio kito greitai nebus. Tai yra vieną kartą per metus. Ar tie dalykai, dėl kurių jūs pasirengę tokį renginį praleist, ar jie verti to, ar jie duoda jums tai, ko jūs tikrai trokštat gyvenime? Šitas renginys, jisai keis jūsų gyvenimą. Be jokios abejonės. Tai ne pirmas kartas ir žmonės atsiliepia apie tai.
Taigi, pasižiūrėkit atsiliepimus. Aš aprašyme virš šito transliacijos lango esu įdėjęs nuorodas, kur jūs galite pasižiūrėti atsiliepimus apie anksčiau vykusius šitokius renginius. Tai ką žmonės kalba, ką jie gauna tame. Tai štai, pasinaudokit šitą galimybę spręst savo gyvenimo sunkesias, įtemptas pusės, skaudžias pusės, konsultuokitės, išsiaiškinkit ir galbūt atrasit savo kelią. Išnaudokit tai. Nuoširdžiai jums to linkiu. Iš anksto registruojantis, kaip visada, yra lengvesnės sąlygos. Taigi, turit dar laiko. Susitinkam šį šeštadienį, tai yra rugpjūčio 10 dieną, sodyboje Žuvyčiai, Elektrėnų savivaldybėje. Iki pasimatymo.